oi, Tomas Godliauskas, į šokius neidavo, į kino teatrus, į būrelius neidavo, visą laiką štanginėje. Vis dar stumėt štangą? Turbūt tas stebuklingas žodis valia. Čia yra viskas apie piliečių valią ir meilę savo tėvynei. Tai nėra kažkokia tai gąsdinimo dalis, aš tai skaitau kaip tam tikros žinios, tam tikras skydas. Tai dažniausiai mes sakome, pirmas dalykas tai yra kiekvienas mes turime tęsti savo veiklą, kurią mes darėme taikos metu. Tūkstantis 1980 balandžio 6 įvyko įspūdingas toks įvykis. Arvydas Sabonis tapo jauniausiu tuometinės nelemtos Sovietų Sąjungos krepšininkų žaidžiančių aukščiausiame lygyje. Bet taip pat 1980 balandžio 6 gimė Tomas Godliauskas, kuris yra šiuo metu krašto apsaugos viceministras. Tai viceministrė, labai ačiū, kad atvykot pas mus. Mes šiandien su Rugile pasistengsim pagvildenti tokias sudėtingas temas, bet tuo pačiu metu ir tas temas, kurios liečia mus kiekvieną. Pradėkim nuo pat pradžių. Kaip jūs čia iš vis atsidūrėte pas mus sistemoje ir kaip tapote viceministru? Tai reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad nuo mano gimimo, mokslo pabaigimo aš susijau savo ateitį su tarnyba valstybei. Ir tą tarnybą valstybę aš pradėjau karo akademiją kaip kariūnas ir ją baigiau. Ir po to, tęsiasi 21,5 metų tarnyba šaliai įvairiuose pozicijose, įvairiuose vietose, tarptautinėse misijose, moksluose. Ir paskui tiesiog gavau pasiūlymą prisijungti prie prezidento Gitano Nausėdos komandos kartu su buvusiu kariuomenės vadu generolu Žuku. Taip tapau prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, pagrinde susitai su krašto apsaugos ministerija, kariuomenė, gynyba ir viso to klausimų. Na ir po to, jau po 5 metų, kada keitėsi vyriausybės, gavau kvietimą iš krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės prisijungti prie jos komandos. Ir mielai tą padariau, nes maniau, kad tai yra toks mano sritis ir mano žinios, kurias aš iš principo puoselėjau nuo labai paprastų taktinių žemų dalykų, kur teko ir nuo kario duonos paragavimų iki tam tikrų operacinių ir politinių praktikų ir dalyvavimo tokiai gynybos saugumo srityje. Na ir turbūt toks išsipildymas ateiti į krašto apsaugos ministeriją į politinę poziciją, kur gavosi taip pakankamai natūraliai. Ir labai džiaugiuosi prisijungęs prie komandos. Turiu labai atsakingą darbų barą ir tikiuosi, kad ateinančius 4 metus daug padarysim valstybės labai. Prasidėjo viskas Lietuvos karo akademijoje, generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Koks pats buvot kariūnas? Aš šnekėjau prieš mūsų šiandien susitikimą su vienu bičiuliu, galbūt jūsų, nežinau, ar buvo vis bičiulis ar ne, bet jisai sakė, kad oi, Tomas Godliauskas, tai jo nerasi nei, paskaitose nesakė, ar nerasi, ar rasi, bet žodžiu sakė, kad į šokius neidavo, į kino teatrus, į būrelius neidavo, visą laiką štanginėje. Vis dar stumėt štangą? Kaip čia yra? Linkėjimai Nikolai. Sakė nesakyti, tai pagal galimybės. Bet iš tiesų manau, kad bendrai sportas yra tam tikra higiena ir kultūra, kur yra būtina visiems piliečiams. Ir aš manau, kad čia turbūt nuo mažens pradėjus lankyti galbūt ir lengvą atletiką ir vėliau užsiimant galbūt kažkokiais kitais sportais, manau, įsiugdyti įprotį ir su juo gyventi yra be galo svarbu, net
turbūt per tą visą laikotarpį, turime įvairių, reiškia, įtampų, prioritetų, gyvenimo sąlygų, kažkokių tai pasikeitimų, darbo pasikeitimų, bet šita higiena, šitas pratimas jisai turėtų būti, dabar jo galbūt yra mažiau, o atsakant į klausimą, taip, buvau, reiškia, karo akademijos kelių komandų narys ir atstovau Lietuvai karo akademiją Lietuvos įvairiuose formatuose, studentų formatuose. Tai iš tikrųjų irgi buvo pakankamai toks skirtingo kolektyvo, bet sportas jis irgi yra fokusas į kažką tai, į siekį, į tikslą, į rezultatą. Tai turbūt čia irgi yra dalis to, kad net ir dabar, aš manau, kad jie formavosi asmenybę ir tikslai turbūt irgi tu fokusuojasi į labai aišku kelią, į labai aišku rezultatą ir jo siekė. Tai karinio fizinio parengimo testo 320 metų ir buvo turbūt iš eilės, ne? Nei karto nemažiau. Ne, tas galima sakyti buvo geras, bet mano silpna vieta galbūt buvo ilgesnių distancijų bėgimas. Aš buvau sprinteris iš savo, reiškės, jo turbūt sudėjimo ir bendrai dar iš to net lengvos atletikos laikų, tai jo, ilgos distancijos nebuvo mano šito, tai turbūt. Gerai, čia labai įdomu su ilgom distancijom, su maratonininkai ir sprinteriai yra. Koks šiuo metu esate kaip viceministras, daugiau žiūrit nuo darbo iki darbo, sprintuojam, pavarom, ar daugiau tas 4 metų laikotarpis, ar reikia abu sujungti? Aš galvoju, kad priklauso nuo situacijos, kadangi atsakomybė yra ir krizių, ir ekstremalių situacijų valdymas, tai ten reikalinga žaibiška reakcija, greitas reagavimas, algoritmai, procedūros. Tai šitie dalykai jie turi veikti iš inercijos, ten laisvės ir kažkokios nėra. Bet žiūrint į darbus, skaičiau, taip, yra galbūt trumpo efekto, kurias reikia padaryti čia dabar ir greitai, ir čia turbūt reikia sprintuoti. Kai kurie, žinant, reiškias, bendrą valstybės architektūrą, reiškias, be žinant organizacijų suderinamumus, biudžetinę sąrangą, procesus, jie trunka šiek tiek ilgiau, todėl jie yra tam tikro, turbūt 3-4 metų perspektyvos rezultatas, gal kai kur bus net ir jau ir po kadencijos reikės tęsti darbus, nes aš manau, kad, net vienas iš tokių svarbesnių temų, kurią šiandien irgi diskutuosim, ta pati visuotinė gynyba, jinai yra pakankamai ilgalaikis procesas, kur tu pasėjai dalykus, bet rezultatas realiai matysis tada, kada ateis galbūt situacija. O kokį savo tikslą iš esmės esate užsibrėžęs visuotinės gynybos srityje? Jų yra turbūt ne vienas. Čia nėra, kad vienas tikslas. Aš manau, kad čia tokie segmentai yra. Turbūt vienas iš jų yra labai svarbi auditorija, yra bendrai visuomenė, piliečiai. Ir šitoje vietoje galbūt reikėtų pasakyti, kad pirma be galo svarbi dalis tai yra ilgalaikė investicija, tai yra jaunimas, mokykla, bendrasis ugdymas, darbai ir sąveikai ir įsitraukimas į kokybę šitoj srityje, tai Šaulių sąjunga, mobilizacijos departamento veiklos, įvairios pilietinės iniciatyvos. Kita dalis yra plačioji visuomenė, kurios irgi, vadinkim, parengtis arba žinios, edukacija, atsparumas yra irgi vienas iš tikslų, kaip tą dabartinį status quo pakelti į X kartų į viršų, praplėsti žinomumą, prieinamumą žmonėm, supaprastinimą. Ir iš principo pati geopolitinė situacija sako, kad žmonės ieško atsakymų ir jiems tos atsakymus reikia duoti. Tai čia yra apie pajėgumus, apie formas, būdus, kaip mes prie to prieisim. Tai vienas iš tokių tikslų stiprių yra, kad šitam laukia tas rezultatas jisai būtų jau ir trumpuoju laikotarpiu matomas, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad tai būtų sistema, kuri apjungtų. Kas be galo svarbu yra ne tik tai irgi žmonių dalis visuotinė gynyba, bet ir organizacijų, ūkio subjektų, nevyriausybinio organizacijų įsitraukimas. Tai tikrai matau daug bendravimo, daug koordinavimuose su įvairiom organizacijom, su nevyriausybiniu sektoriumi, su ūkio subjektais,
kurie turi būti atsparus, kurie turi žinoti, kaip jie galėtų būti labiau pasiruošę, į ką reikėtų atkreipti, kaip surasti tuos kelius ir partnerius valstybėje, kurie jiems galbūt duotų tos atsakymus, kaip būti bendrai valstybės planų sudėtinė dalimi. Ir paskutinė dalis yra be galo irgi svarbi, kuri viskam iš principo vadovauja arba vairuoja. Tai yra tas valstybinis elementas, institucijos, savivaldybės yra tos, kurios iš principo turi vežti tą visą vežimą organizacijų ir institucijų ir ūkio subjektų, ar kas tai bebūtų privačios ar kitokios organizacijos ir tų pačių piliečių. Tai matau, kad šitam darbalaukį, ypatingai dirbant ir koordinuojantis veiksmus su ministerijomis, su savivaldybėmis, savivaldybės turbūt atskiras žanras, galima būtų dar plačiau apie jos šnekėti galbūt ateityje, bet šitoj vietoj jų įsitraukimas, jų pasiruošimas, manau, yra kertinis. Tai va čia yra tokie 3 barai, tuose baruose aš galėčiau pasakyti, turbūt yra dar subtikslų ir užduočių, kurias mes norim padaryti. Dabar turbūt dar tokioj kadencijos pradžioj nemaža dalimi dar formuojasi daug dalykų, bet vizija ir siekimybės yra matomos tokios labai aiškios. O dabar apie tą visuotinės gynybos principą, jeigu šnekant iš piliečio perspektyvos. Piliečių, ką ta visuotinė gynyba reiškia? Mes turim tą kovo mėnesį išėjusi pilietinės galios indeksą, kurią mes matėme, kad realiai 10% Lietuvos gyventojų būtų pasirengę prisidėti prie krizių valdymo, krizių valdymo, karo atveju, sakykime, ar kitu atveju. Dar apie 40% sakė, kad daugiau prisidėtų, negu prisidėtų. Tai kaip jiems suprasti tą visuotinės gynybos principą, kaip jiems suprasti, kaip prisidėti, kaip jiems rasti tą savo rolę? Ką jūs matytumėte iš to piliečio perspektyvos, ką jiems svarbu žinoti, ką jis gali daryti, ką jūs patartumėte? Tai jo, tie atsakymai, jie yra reikalingi, ką jisai turėtų žinoti. Tai pirmoje vietoje turbūt reikėtų pasakyti, kad yra tokie bendriniai dalykai, kuriuos orientuojamės, kad kiekvienas pilietis turėtų žinoti, turėtų tam tikras kompetencijas, žinias, kurios yra elementariai susijusios, kaip mokyti dviratį vairuoti arba mokyti automobilį išmokti vairuoti. Lygiai taip pat žiūrint per tą piliečių vaidmenį, mes norime, kad jisai gebėtų, esant reikalui, sustabdyti kraujavimą, mokėtų suteikti pirmąją medicininę pagalbą, galų gale suprastų, kaip valstybė veikia ir kokie atsiranda apribojimai krizių arba į skirtingų situacijų metu, kad nekiltų panika, kokie yra civilinės saugos, gynybos elementai, ką valstybė duoda, reiškia. Tai yra, mes šnekam daug ir apie kolektyvinius apsaugos statinius, priedangas, ekstremalių situacijų krepšius, 3 dienų. Tai yra, iš principo, iš kitos pusės, tai nėra kažkokia tai gąsdinimo dalis, aš tai skaitau kaip tam tikros žinios, tam tikras skydas, kurį kiekvienas iš mūsų arba tą kompetenciją turim įgyti ir įgauti. Tai pirmoje vietoje, man asociuojasi, tai yra tai, kad tam tikras bagažas, kurį kiekvienas turime turėti, minimalios žinios, tas dviračio vairavimas. Tai medicina, veiksmai, procesai galbūt, kurie... Ir tą reikia perteikti kažkaip paprastai, suprantamai, kad tai nebūtų kažkokia našta. O toliau jau yra, reiškės, savęs sutapatinimas su tam tikra valstybės veikla. Ir šito vietoje, kada mes šnekame, kokia mano veikla, mano rolė, tai dažniausiai mes sakome, pirmas dalykas, tai yra kiekvienas mes turime tęsti savo veiklą, kurią mes darėme taikos metu. Tai yra ginkluotosios pajėgos, kariuomenė, savanoriai, šauliai, privalomoji tarnyba, tai yra karo prievolininkai, kurie yra mokinami, ruošiami, atėjus laikui, pagrindinė funkcija, kurią darys, tai reiškia gins valstybė ginklų, o visas kitas valstybė dalis jinai turės remti jos. Tai 10% nėra blogas rezultatas. Realiai gynyboje, tokioje visuotinėje gynyboje, tam karinėme domene dažniausiai sukasi apie 3-5, gal iki 7% populiacijos. Tai 10 nėra blogai, o apie dar, kad šnekam apie 50, kurie prisidėtų prie savanoriškų veiklų ir panašiai, tai yra irgi dar geriau. Tai tie, kurie ginklų, visi kiti iš principo bus be galo svarbus, kurie bedirbtų medicinos įstaigose, energetikos sektorėje,
žemės ūkio sektoriuje, savivaldybėse, ar tam banko, finansų sektorius, visi tie žmonės, jie savo veiklą turės tęsti dėl to, kad kažkas turės išmokėti atlyginimus, kažkas turės iškraudinėti atvykusių sąjungininkų, reiškias, tankus ir ginkluotę iš laivų, nuo reiškias, traukinių, aptarnauti susisiekimo sistemą. Tai iš principo mes sakome, kad visuotinumas pirmoji vietoje yra tai, kad mes visi kartu veikiame. Tai yra tokia bendrystė, kur mes esame priklausomi vienas nuo kito. Nes, kas bus, jeigu mes turėsime civilius, kurie bus neevakuoti mūšių lauke, mes turėsime tam tikrus trikdžius, kurios patirs kariuomenė. Tai reiškia, maksimaliai, ką mes turime padaryti, suprasdami visuotinį prisidėjimą, tai yra tai, kad tam tikri darbai būtų atlikti tam tikrų laikų ir tam tikrų reiškia, organizacijų. Tai va, tai aš sakyčiau, kad pirmoje vietoje tai yra baziniai dalykai, kurie žinot, toliau kitas tai yra savęs atradimas, tai yra tęsimas savo veiklos, o surasti atsakymą, manau, kad mes tikrai iki šiol darėme nemažai pastangų, kad padėti surasti atsakymus ir toliau darysime. Kitas dalykas, kurį dar mes turime bandyti su tuo padaryti, tai yra tai, kad padėti rasti tam tikrus kelius organizacijoms ir žmonėms, kaip prisijungti, jeigu jie dar nežino arba neturi. Tai yra įmonė X, jinai turi turėti savo supratimą ir kelią, kaip jinai gali padėti savivaldybei padaryti vieną arba kitą svarbų darbą, kuris bus reikalingas piliečiam kažkokios tai krizės ir karo metu. Tai čia viskas apie tai. Na jo, turbūt dažnai būna, kad pilietinis pasipriešinimas ir dalis žmonių supranta, kad tai yra iškart ginklas. Tai, ką jūs sakot, labai svarbu atskirti, kad pasipriešinimas gali būti ir neginkluotas ir kiekvienas iš mūsų gali būti tame labai svarbus. Tai, man atrodo, šiek tiek trūksta dar kol kas visuomeniai to suvokimo, nes tikrai atrodo, ką aš iškart į kariuomenę eisiu, tikrai nebūtinai. Juk kiekviena įmonė yra svarbi iš principo, kiekvienas žmogus, kiekvienas pilietis gali surasti savo rolę. Tai... Mes tikriausiai žiūrime į pavyzdį vieną kaip iš pavyzdžių Suomiją, kur iš tikrųjų, esu girdėjusi, kad slėptuvių prasme daugiau žmonių telpa negu ten gyventojų yra. Ir iš tikrųjų tas visas žiemos karo naratyvas, kuris padėjo sukurti ar ne tam tikrą, prisimenu, karą prieš Ukrainą pradžioje buvo suomių vyrų klausė, ar gintų Baltijos valstybės. Ir iš tikrųjų atsakymas daugiau taip negu ne buvo labai panašus kaip Lietuvoje klausė. Tai iš tikrųjų atrodo, kad žmonės turi tą tokį nusitelkimą ir tą tokį naratyvą istorinį, per kurį tą savo valstybingumą ir supranta kaip kiekvieno piliečio atsakomybę. Kaip manot, ar lietuviai pakankamai save tapatina su tomis šaknimis, su tomis istorinėmis galbūt kovomis? Na, iš tikrųjų, juk priešas nesikeičia realiai metai iš metų. Apie viską čia esmė yra, turbūt kalbant bendrai, reikėtų išskirti, kad viskas man, aš dabar galvoju, kaip čia geriau pasakyti, bet turbūt tas stebuklingas žodis valia. Čia yra viskas apie piliečių valią ir meilę savo tėvynei, apie valią ginti savo šalį, ginti savo artimą, ginti savo žemę. Ir viską, ką mes darom su pilietiškumu, patriotiškumu, veikla, visuotinė gynyba, mes iš tikrųjų ugdome piliečių valią ginti savo šalį, mylėti ją, prisidėti, būti aktyviais nariais, auginti ekonomiką ir visai kitaip. Kada mes turėsime tą, turbūt pilietiškumo indeksas vienas iš jų, kuris irgi atskleidžia valios dalį, kiek piliečiai ateitų ginti ginklų, bet to pačios liečia, reiškia, tam tikrą reiškia, vardiklį, kuris parodo ir piliečių norą prisidėti prie savanorystės, prisidėti prie valstybinės, prisidėti ir suprasti, kaip jie remia skirtingas valstybės institucijas. Tai man valstybės gynybinė galia yra lygi piliečių valia ginti savo šalį. Ta mes matėme puikiai Ukrainoje, kuomet iš tiesų piliečių valios dėka, greito susimobilizavimo ir siekio išsaugoti savo tapatybę, siekio išsaugoti savo suverenumą, žmonės mobilizavosi, žmonės parodė, kad jiems yra svarbu ir jie padarė tą pirmąjį, reiškia, skydą, kuris leido vėliau ir suteikė laiko, galbūt ne taip gerai pasiruošusiam ginkluotosiam pajėgom, sustabdyti didįjį Rusijos puolimą. Tai aš manau, kad viskas apie tai, mūsų perspektyva ir žiūrėjimas į pilietiškumą, į patriotiškumo ugdymą yra būtent į mūsų pilietį, į investavimą į jį, kad jisai žinotų,
vertybės, žinotų valstybės sandarą, suprastų, kad čia yra jo šaknis, kad yra istorija, yra kultūra ir mes tą darome ir per mūsų istorijos pamokas, darome per mūsų įvairias krašto apsaugos ministerijos veiklas, kuriuose partizanų, sąmoningi kilometrai žygis ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurie turi užvesti, turi surasti tokį vidinį reiškias, dvasios stiprybę, iš tikrųjų prisidėti, būti dalimi ir esant reikalui ginti šalį. Man atrodo, viskas labai daug vis tiek priklauso ir nuo šeimos, ir nuo to pačio švietimo, čia dėl ko mes ir pats paminėjot pradžioje, kad jaunimas, labai daug reikia dirbti su jaunimu. Tai kaip sekasi dirbti su tuo jaunimu, nežinau, nevyriausybinės organizacijos, ar jų požiūris keičiasi, negu, sakykime, buvo prieš 10 metų ar daugiau? Taip, aš manau, keičiasi ir iš tikrųjų turime ir tikrai proveržį ir bendradarbiavime su Švietimo mokslo sporto ministerija įgyvendiname jau 100% visose mokyklose pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą 9 klasėm. Nuo kitų metų norime startuoti su pilotiniu projektu 7-8 klasėm. Yra tikrai ambicijų, kad tam tikri elementai turėtų būti ir 5-6 klasių mokiniam tokie pamatiniai susiorientavimo. Tai visiškai pritariu, šeima, mokykla yra ilgalaikė investicija į pilietį. Pilietis baigęs mokyklą, jisai turi turėti jau tas visas vertybės, turi mokėti valstybės himną, suprasti, reiškia, kokios yra valstybėje svarbios istorinės datos, reiškia, dalyvauti aktyviai prisidedant prie savanorystės, tas yra skatinama ir būti aktyvi piliečiai. Prieš mėnesį mūsų krašto apsaugos ministrė kartu su Lietuvos kariuomenės vadu kalbėjosi vienam žymiame podcast'e Vėl tie patys ir jeigu neklystu, Mantas Katleris klausė ministrės, ar užmiegate, ar nėra problemų su miegu atėjus į tokią sudėtingą poziciją. Tai aš gal performuosiu klausimą ir jūsų paklausiu, ar dabar lengviau užmiegate, kai kurie veiksmai po truputėlį įsibėgėja, ar dar miegui neužtenka tiek laiko, kiek norėtumėt galbūt skirti? Jo, miego laikas yra sutrumpėjęs, bet turbūt čia yra dėl darbo specifikos krūvio ir jeigu šnekėt, čia dvi dalis, viena yra, ar tu ramiai miegi ir galvoji, kad, reiškia, yra kažkokia tai grėsmė ir baimė, tai per šitą perspektyvą aš kol kas miegu ramiai ir, sakoma, tikrai esu ramus, nes suprantu, kad valstybė šiai dienai iš tiesų skiria dėmesio, daro ir ne tik valstybė, ne tik Lietuva, tą daro regionas, tą daro, reiškia, NATO, tą daro Europos Sąjunga. Ir mes iš tikrųjų esame unikaliam momente, bent jau žiūrint iš krašto apsaugos ministerijos perspektyvos, iš tos gynybinės perspektyvos, kur iš tiesų mes turime totalų valstybės susiangažavimą ir susidomėjimą ir prioritizavimą, kad visi suprantame, kad valstybės gynyba ir saugumas yra prioritetas numeris 1. Nuo jo atsiranda gerovė, nuo jo atsiranda ekonomika ir tai yra dalykai, į kuriuos mes turime investuoti. Ir kada yra toksai supratimas, tu supranti, kad tu darbuojasi darbalaukį, kuris yra prioritetiškai svarbus. Ir kad darbai, kuriuos tu turi padaryti, yra be galo svarbus, nes nuo jų priklauso daug kitų sričių. Gal dėl to neramiau miegi. Tai va, bet jo, manau, kad tas momentas, jį mes turime tikrai išnaudoti, turime tą mandatą ir pasitikėjimą visuomenės, mandatą pasitikėjimą politinės visos organizacijos ir išnaudoti, kad sustiprinti mūsų gynybinius pajėgumus, kad labiau paruošti valstybės institucijas ir turbūt tas pats geopolitinis fonas yra toksai, kad tos žinios ir tie, kaip sakiau, skydai kiekvienam individualiai, institucijų ir organizaciškai yra būtini. Tai mes to grėsmių akivaizdą gyvenam, kaip ir sakot, ruošiamės tam karui, kurio tikimės, kad nebus, ar ne?
Bet vis tiek yra ir tas kitas karas, ar ne, vadinamasis hybridinis karas, kurį ir ta sąvoka, kurią mes labai daug vartojam, aišku, tikrai yra bent jau akademiniam pasauliu, tai tikrai dažnai akademikai sako, kad per dažnai mes vartojam tą žodį hybridinis karas, nes iš tikrųjų tada labai lengva daugelį dalykų paversti DHL, ar ne, turėjom lėktuvą, čia visi spekuliavo, oi, čia gal hybridas, ar ne, Ispanijoje, Portugalijoje dingo elektra, kibernetinė ataka, čia hybridinė ataka buvo, ar ne, tai toksai labai, sakyčiau, daug kas gali išnaudoti savo naudai, tada mums šiek tiek sunkiau, ar ne, bet tom visam hybridų, sakykime, jau vartojant tą sąvoką hybridų fone, nutraukti kabeliai, ar ne, ten informacinės dezinformacijos įvairios, ar ne, informacinės atakos, kibernetinės atakos, kaip mums sekasi jas atremti, kokie yra tie pagrindiniai žingsniai, ar mes esame apskritai geram stovi, ar darom viską, ką įmanoma, kaip jūs vertintumėte tą grėsmių lauką? Na, aš manau, kad grėsmių laukas tik tai parodo ir aktualizuoja ir iš principo turbūt tai dar kartą yra vienas iš įrodymų, kodėl mums reikia ruoštis, kodėl mums reikia būti atspariems, kodėl mums reikia investuoti į kibernetiką, kodėl mums reikia mokinti moksleivius ir visuomenę kritinio mąstymo, atpažinti propagandą, melagienas, ta pačia, reiškia, kibernetinės higienos dalykos, institucijom būti pasiruošus sąveikauti, šiuo atveju ne tik kariuomeniai, bet ir civiliniam institucijom, kartu atliepiant tas tokias civilinės, vadinkim taip, grėsmės, kas tai bebūtų migracijos krizė, ar tai, vadinkim tai, Baltijos jūros kritinės infrastruktūros pažeidimai, kur reikalinga sąveika, planai, tiek civilinių, ne tik, reiškia, galbūt kitų jėgos struktūrų, bet šiuo atveju, pavyzdžiui, energetikos sektoriaus įmonių, kurios yra, vadinkim taip, turto valdytojai, jų sąveikumo. Tai manau, kad tie darbai, jie tose laukuose šiai dienai yra platesni, jie yra vieni, sakau, susiję galbūt su mūsų piliečių tokių, reiškia, atsparumu, dezinformacijai, kibernetiniai grėsmiai. Kita dalis yra valstybės institucijų atsparumu ir pasiruošimu. Ir aš vertinu, kad per paskutinį metą mes turbūt valstybės mastų institucijų tikrai pražadėm ir susidėliojom labai daug algoritmų, daugelis tų situacijų numatėme veiksmus. Ar visas grėsmės mes turėtume sutapatinti su hybridiniam, čia yra klausimas, nes jos turbūt yra skirtingo profilio, ne visada jas galime suafilijuoti su galbūt vienos arba kitos valstybės veiksmais, sujungtai su kariniu dalyvavimu ir panašiai, bet kad ar tai būtų sabotažo veikla, ar tai būtų migracijos krizė, ar tai būtų, reiškia, kriminalinė veikla, į visas jas valstybė turi būti pasiruošus atsakyti ir jeigu už kiekvieno iš jų slypi rusiškos ausis, tai reikia būti, sakoma, ir atitinkamai tam ruoštis. Ar viceministrui Tomui Godliauskui patinka bendrauti su žiniasklaida? Na, sąžiningai, tai iki ministerijos su žiniasklaida bendravimo buvo tokie epizodai. Atėjus čionai, aš supratau, kad turbūt bendrauti su žiniasklaida reikia ir reikės, ir tai bus dalis mano darbo. Ir sueinu kiekvieną kartą bendraudamas, suprantu, kad po kiekvieno pokalbio, po kiekvieno interviu arba po kiekvieno susitikimo aš pats tobulėju toj srity. Ir tai yra taip. Tai yra visada tam tikras jaudulys ir galbūt iššūkis, bet manau, kad yra svarbu perteikti žinutę ir suprantu tą komunikacijos svarbą ir ypatingai svarbą tą žinutę perteikti bendrai visuomenį. Ir čia ne tik apie darbų darymą, bet ir apie, aš sakiau, rezultatą, tikslo perteikimą. Jūs kuruojate ir strateginę komunikaciją. Kaip jūs galvojate, kaip yra svarbu suprantamai bendrauti su paprastais mūsų valstybės piliečiais? Kaip tą padaryti? Tai yra kritiškai svarbu. Tai yra kritiškai svarbu ir kartais atrodo, kad tos komunikacijos yra ir turinio yra. Ir aš visada sau užduodu klausimą, žinai, tai kodėl mes nepasiekėme
auditorijų, nepasiekėme organizacijų, nepasiekėme žmonių, atrodo, tikrai įdedami daug darbo į įvairius produktus ir į tą pačią komunikaciją, kad ir kas tai bebūtų, renginys pilietinis organizuojamas, žaidynės ar kažkas, tai labai nuo to priklauso. Tai komunikacija, jos paprastumas, perteikimas žmogiškąja kalba supaprastintai yra kritinis. Kaip tu, Rugilė, galvotama toks sudėtingas terminas kontrmobilumas? Galėtum pasakyti, ką tai reiškia paprastais žodžiais? Tai man dabar apsimes, kad aš ne... Arba perleisim tada žodį viceministrui vėl, kad jis mums paaiškintų, kaip čia reikalai su tuo kontrmobilumu. Jo, mes gal viceministrui atiduokim žodį ir jis mums nežinantiems dviems įsivaizduokim. Jo, tai kontrmobilumas iš principo yra judėjimo suvaržymas. Kitaip paprastai pasakant, tai yra mobilus, tai yra judantis, o kontra reiškia kažkoks blokuojantis, stabdantis. Tai kontrmobilumas kaip savoka, čia jinai tokia, dabar jinai viešumoje dominuoja, kan mes sakyti, bet čia viskas yra, kai mes šnekame Krašto apsaugos ministerijoje apie kontrmobilumą, mes šnekame apie tam tikras priemonės, kurios įgalina arba padėtų stabdyti agresoriaus judėjimą mūsų teritorijai. Tai kontrmobilumas susideda iš kelių dalykų. Pirmas dalykas tai yra susijęs su organizacija. Tai mes turime turėti tam tikrą organizaciją, arba organizaciją, paprasčiau pasakius, tai yra žmonės, kurie prižiūri, arba žmonės, kurie turėtų tas kliūtis įrengti, žmonės, kurie tose kliūtise turėtų daryti tam tikrus veiksmus, ir žmonės dažniausiai yra kariai arba jėgos struktūros dalyviai. Kita be galo svarbi dalis tai yra resursai arba tos priemonės, kurios tam kontrmobilume yra esminės. Tai gali būti minos, tai gali būti drakono dantis, vielos, blokai ir visokios kitokios priemonės, tos, kurios yra reikalingos tam, kad sudaryti tam tikrą kliūčių ruožą, tam barjerą vadinamą, kuris yra toks kompleksinis, gali būti minų lauko, griovių, kažkokių tai tų pačių dantų arba vėlų užtvarų. Tai yra tam tikra kombinacija, kuri padaro tam tikrą pelkę priešui, per kurią jie brenda labai retai arba dažniausiai jie užstringa ir žūsta. Tai prieš tą pelkę dažniausiai vienoj pusėje yra mūsų pajėgos, kurios, vadinkim, pasinaudoja tomis kliūtimis ir atitinkamai gali siekti savo efektų rezultatų. Kontrmobilumas taipogi yra ir kita dalis jo yra be galo svarbi, tai yra kiek mes patys savo kritinį infrastruktūrą paruošiam irgi tam tikriems suvaržymams arba tam tikram paruošimui, kas tai būtų tiltai. Šiuo atveju šnekama ir net apie natūralias kliūtis, tai yra miškų linijos, miškų auginimas, melioracijos griovių atstatymas, nes tai yra natūralios kliūtis, kurios natūraliai irgi stabdo veiksmus ir judėjimą. Natūraliai mes įvažiuojame mišką, mes galime važiuoti tik keliu. Jeigu tu nori važiuoti per patį mišką, realiai nelabai išeis jo, arba tada tu turi pjauti kiekvieną medį ir daryti savo kelią, tai bus labai lėtai. Kada tu tai darysi lėtai, žiūrėk, kad skris akmuo į tavo kaktą, žinai. Tai va čia šitoje vietoje lygiai tas pats, tai natūralios kliūtis yra toksai papildas geras, kuris įgalina taipogi bendrą tą kontrmobilumo sumanimą. Tai va, ir jis, aišku, jis susijungia dar ir su daugeliu kitų dalykų, susijungia su regioniškai, su mūsų kaimynais, susijungia su Lenkais, susijungia su Latviais, susijungia su Estais. Na ir, manau, dar viena svarbi dalis tai yra ta techninė dalis, tai yra stebėsena, indikatoriai, elektroninė kova, dronų sistemos, čia yra viskas šiuolaikinėme konflikte ar krizėse ar karyboje, tai yra junginys priemonių, resursų. Tai, sakyčiau, organizacija, resursai ir planas. O nenatūralios kliūtys, minos, pasitraukime iš Otavos konvencijos. Kai kurie žmonės vis dar mano, kad
jau apsistatėme pasienį minom, prisidėjome minų, negalima čia išeiti nei grybauti, nei uogauti, nei riešutauti, tai tos minos jau yra, jos bus. Minos yra be galo svarbus kontrmobilumo elementas, nes minos yra turbūt vienas iš efektyviausių to blokavimo kontrmobilumo priemonių. Kalbant apie konvencijas, iš kurių mes išėjome, jos yra skirtos tam, kad mums suteiktų tam tikrą arsenalą priemonių, kurias mes galėsime naudoti savo, reiškias, suverenumo apsaugoti iš savo savęs gynybai, kad neturėtumėm tam tikrų apribojimų dėl priemonių pasitelkimo. Tikrai grybauti uogauti galima, reiškias, priemonės yra, kurios bus numatytos, jos, vadinkim, jas reikia turėti. Ir šito vietoje jau mes turime pajėgumus, inžinerinius pajėgumus kariuomeniai, kurie tas priemonės gebus yra pakankamai greitai esant reikalui padėti. O pats grybauti uogauti mėgstat ar kitokie yra atsipalaidavimo būdai? Uogauti nemėgstu, o valgyti uogas mėgstu, bet grybauti mėgstu. Nu, čia kaip per pratybas, bent jau man pačiai kaip krašto apsaugos savanoriai, tai birželio mėnesio pabaigoje pratybos yra geriausias, nes pasirodo uogas su slapuke valgai, o ne veiki, ką nors iš tikrųjų po to ateina vadas, ką veikiai, visas mėlyna burna, jo, tai čia šitas geras buvo irgi kolegos pasakoja, nesikėjo. Man tai dar jaunimas visai įdomu, visam šitam kontekste, mes kažkaip pamirštam, man atrodo, dažnai... Aš mėgstu taip sakyti, kad jaunimas dažnai pamiršta pati kaip jaunimo atstovė, kad yra ne tik teisės, bet ir pareigos, ar ne? Bet vėlgi, man atrodo, kad tu neprieisi taip prie ten, nežinau, ar ten bus 12-metis, 13-metis, ar 17-metis, 18-metis, žiūrėk, tarsi eik dabar į kariuomenę, eik, reikia, fain, labai svarbu, mums visiems labai čia reikia tavęs, tau bus labai, tikrai tam patiks, kažkaip atrasi save, nenori jisai, ten jis nori važiuoti, ten vieni nori ne į užsienį važiuoti studijuoti, kiti užsidirbti, kiti Lietuvoje, kaip man vis atkyla klausimas, aš taip atrodo, man natūralu, nežinau, man šeima kažkaip įskiepijo, man net nebuvo klausimo, ta prasme, aš noriu čia mano namai. O ir po to, matau, irgi grįžta, žmonės išvažiavo, pastebėjau, dabar labai nemažai grįžta, supranta, kad žalė kitur nebūtinai žalesnė. Bet pareiga, kur mes ją galime rasti, tas įgūdžių kursas skamba žiauriai gerai, tos nacionalinio saugumo pagrindų pamokos. Galbūt mums dar ir tėvus reikia kažkur suvaryti visus į vieną krūvą ir pasakyti, kad, žiūrėkit, čia jūs išmokot vaikus ir šiuo čiukšlės, tai jūs išmokykit ir tą tarnybą. Kokia to idėja out of the box galėtų būti? Na, aš manau, kad tie elementai, kurias Rugilė palėtė, šeima, mokykla. Ir atrodo, po to jau turi būti aišku, kad ta pareiga ginti savo šalį yra kiekvieno piliečio pareiga ir prievolė, reiškias, tam tikrą prasme. Tai kaip tą pareigą dar labiau užakcentuoti, tai aš manau, kad būtent per tokias pilietiškas veiklas. Tai pirmas, tai yra tą, ką mes stiprinam, tą, reiškias, užtaisą mokyklose. Į tą, reiškias, mokymą mes įtraukime ir pedagogus, ir tėvus, ir tie patys vaikai nuneša tas žinias. Ir didėjantis pilietiškumo užtaisas ne tik mokykloje vaikams, bet ir to pačiu, reiškias, valstybės piliečiams, auditorijai plačiai. Tai kuo daugiau mes turėsime įvairių tokių pilietiškų renginių, švenčių, kur mes švenčiame partizano pagerbimo dieną, kariuomenės visuomenės dieną, arba ten turime savo visą paletę kitokių veiklų. Tai manau, kad su tuo ta pareiga ir tas tikėjimas ir supratimas, ką tą reikia daryti, bus. Plius, aš manau, kad labai be galo svarbu yra dar tai, kad mes irgi turėsim turbūt ateityje tos tokius nemažus planus, kaip pačią kario gynėjo, tą tokį idealą, profesiją. Taip, ir iš tikrųjų mes manome, kad tai yra tokia
labai gera, ne tai kad mokykla, bet tai yra tiesiog jaunų žmonių, iškės, tam tikras dar vienas irgi savęs, ne tai kad išbandymas, bet dar vienas skydas, tas toksai, kuris tau suteiks labai daug teigiamų dalykų, kompetencijų, žinių, socialinių tinklų ir taip toliau. Tai per mokyklą, per šeimą, per mūsų ugdymo, pilietiškumo ugdymo sistemą, per įvairią, ir čia ne tik Krašto apsaugos ministerijos, bet šiuo atveju aš šneku apie visos, nes nėra vien tik tai 2 ministerijų klausimas, yra ir kitų valstybės institucijų, tai kaip jos irgi lygiai tą patį daro, organizuoja renginius, kaip mes minim valstybės šventės dienas ir kviečiame, kaip savivaldybės įtraukia, kaip mes dirbame su bendruomenėmis. Tai čia turbūt pareigos formavimas yra susijęs su valia nemaža dalimi, ką aš prieš tai sakiau, ir turbūt tokiu ilgalaikiu investavimu. Patiko man tas tokio, kaip sako, gynėjo paveikslas, ar ne, kad aš nesu silpnas, kuris nieko negali, o aš esu tas, kuris gali apginti ir nuo kurio vieno daug kas priklauso. Tai ir šiaip, man atrodo, lietuviai tokie linkę susivienyti aplink bėdą, ne? Ten, prisimenu, prieš metus gerus Kaune mergaitė dingo ir visas Kaunas tos mergaitės ieškojo, ten per parą rado. Man kažkaip atrodo toks kai tavo kiemą užeina, toks kažkoks kitas turėtų įsijungti, ir ta valia galbūt aktyvuojasi. Valia gynėjo toksai, vadinkim, net nežinau, man čia pasakyti, toksai mąstymas, nes lygiai taip pat irgi turime kitų šalių pavyzdžių, kur iš tiesų turėjo tokį ilgą istoriją, sunkią istoriją su kaimynais ir nuolatos turi tą visą apimančią tokį grėsmę, į kurią reikia reaguoti. Ir tasai toksai gynybinis mąstymas, reiškia, toksai pasiruošimo ir valios užtaisas, jisai atėjo, yra ta pati Suomija, paimkim taip, kiek žmonių yra milijonas beveik rezervė, kurie prasisūkė, kurie pasiruošė, kurie apginguoti, panašiai, jie visi gyvena laisvai, jie supranta, jie turi įgūdžius, jie turi sistemą, kaip tas yra, tai manau, kad čia toks linko mes irgi nueisim. Viceministrai, jūsų labai gražus kaklaraištis. Dėkui. Apie ką jums yra Vytis? Vytis yra mūsų simbolis, Vytis man yra kovotojas, raitelis, kuris iš principo kūrinė tokias vertybės, kurios galbūt susietos yra su apginamumu, saugumu. Valia. Vytis tai valia. Taip vadinsis šis podcastas. Galim ir taip jį pavadinti. Ačiū labai viceministrė, kad atvykot pas mus ir tikimės, kad pasimatysim dar bent vieną kartą čia. Dėkui ir jums. Ačiū. Dėkui. Ačiū.